Nuo ko priklauso lytinio akto trukmė? Taip, tai labai dažnas klausimas mano konsultacijose, kai kalbuosi su vyru arba vyro tarpe. Taigi labai paprastas atsakymas. Lytinio akto trukmė priklauso nuo fiziologinio, psichologinio ir santykinių veiksnių. Tai apima hormonų balansą, nervų sistemos jautrumą, stresą, emocinę būseną, partnerių suderinamumą ir netgi gyvenimo būdą. Trumpai ir suprantamai vyrai, trukmė priklauso nuo sveikatos, streso ir praktikos. Mažiau nerimo, daugiau judesio, bus ilgesnis vakaras. Arba kitaip sakant, vyrai, jeigu trukmė trumpa, gal laikas treniruotė, o ne pasiteisinimui. Kas apima treniruotę? Mityba, gyvenimo būdas, maisto papildai ir visa tai, kas su tuo susiję. Taigi pasitreniruokit ne tik tai su kumštukais, bet pasitreniruokit su galva ir pasitreniruokite pasitardami su manim, ko reikia tavo organizmui, kad viskas funkcionuotų kaip laikrodukas. Parašyk man.